Sveiki ir ačiū, kad žiūrite mano sveikatingumo minutę. Aš esu Aušra Ratcliffe, natūralios medicinos daktarė ir aš specializuojuosi virškinimo sutrikimuose. Šiandien noriu pakalbėti apie gerasias bakterijas. Mes žinome ir dažnai girdime, kaip mums reikalingos gerosios bakterijos, kaip mums reikalingos mūsų žarnynui, ar ne? Bet vieną dalyką aš noriu pasakyti, kad mūsų žarnynas, jeigu žiūrint iš kitos pusės, jis nesibaigiantis yra organas. Mūsų oda ir mūsų žarnynas, tai jis tiesiog tas pats organas, tik tai išverstas į kitą pusę. Kaip tas megztinis, vidus ir išorė. Mūsų oda tęsiasi, eina į burną, per skrandį, per žarnas, per užpakalį išeina, pasikeičia, bet ji toliau tęsiasi. Tad mums svarbu tas gerosios bakterijos ne tik iš vidaus, bet ir iš lauko. Bet dažnai, ką mes darome, mes per daug dezinfekuojame rankas, per daug plauname veidą, per daug skrabiname, plauname odą ir mes suardome gerasias tas bakterijas. Tad nepamirškite, taip, tos gerosios bakterijos reikalingos mums viduje, bet jos taip pat reikalingos mums ir išorėje, nes tai irgi yra mūsų imuninė sistema. Aš dažnai naudoju, kad mūsų rankas nuvalyti tas blogasias bakterijas, Smart Silver. Tai šitas sidabras, kuris jis nuvalo tik tai blogasias bakterijas, jisai nenuvalo gerųjų ir nesuardo to mums taip reikalingo apsauginio sluoksnio. Dabar pakalbėkime apie tas vidinės gerasias bakterijas. Kada gerti, kokias jas gerti. Pirmiausia, aš nesiūlau niekada gerųjų bakterijų gerti tada, kada jūs valgote mėsą. Kodėl? Todėl, kad mūsų skrandis gamina skrandžio sultis. Skrandžio sultis yra labai labai rūgščios. Tas rūgštingumas reikalingas tam, kad jisai jūsų baltymus, ką jūs valgote, suskaldytų ir jūsų kūnas galėtų vartoti tada regeneracijai, ląstelių gamybai. Bet taip pat tos rūgštis yra tam ten, kad jos sunaikintų visas blogasias bakterijas, parazitus, kurios ateina iš maisto. Tuo pačiu tos skrandžio sultys gali ir sunaikinti daug tų gerųjų bakterijų, kurias jūs gersite. Tad geriau siūlau gerti bakterijas gerasias su tokiais maistais kaip švieži kopūstai, rauginti kopūstai, spirulina, chlorela, tie vadinami prebiotic maistai, ar ne? Tas namukas, kuriame mūsų tas geroji bakterija apsigyvens. Tad dar galima kartais gerti ir ant tuščio skrandžio, kada irgi mūsų ta skrandžio rūgštis nesigamina. Kokias bakterijas gerti? Aš visada siūlau gerti, man labiausiai tiksliau patinka tos, kurios turi kuo daugiau bakterijų, tas, kurias reikia laikyti šaldytuve. Nes tai reiškia, kad jos ilgiau išsilaikys ir kartais mes, kai perkame gerasias bakterijas, pasižiūrime, kad jose yra labai labai daug bilijonų, kokie 25 ar 50 bilijonų bakterijų, bet tai yra viena vienintelė bakterija. Ką tai reiškia? Tai, kai yra viena tik tai bakterija, tai dažnai yra būtent specifinėm situacijom reikalinga ta bakterija. O šiaip, jeigu naudojate tik tai profilaktiškai, kuo daugiau, tuo geriau ir gerai juos pakaitalioti. Vieną sugėrėte buteliuką, tada perėjote ant kito buteliuko. Na tai tiek apie gerasias bakterijas šiandien. Kas jūs domina, komentuokite. Aš mėgstu dalintis informaciją. Tad tikiuosi susitiksime sekantį kartą. Ačiū, kad žiūrite ir iki.